Per visą žmonijos istoriją, demonstruodami išmintį ir aukštesnės technologijas, jie nusileisdavo iš dangaus. Arba bent jau apie tai sklinda pasakojimai. Jų kosminiai laivai buvo įamžinti daugybę kartų, tačiau ne vienas iš jų nebuvo pakankamai įtikinamas. O dabar tiesiog tie ateiviai grobia žemės gyventojus ir su jais atlieka sunkiai žodžiais nusakomus eksperimentus. Taip tvirtina tūkstančiai amerikiečių, kurie teigia buvo pagrobti ar nuskriausti ateivių. Jie labai šlykštūs. Jų elgesys atgrasus. Iš žmonių jie paima spermą, kiaušinėlius, įsodina arba pašalina embrionus. Mokslininkai pranešimus apie tokius ateivių darbus rimtai nežiūri, nes nėra jokių materialių įrodymų. Jų nėra. Ar tikrai kitų planetų gyventojai atvyksta į Žemę, kišasi į žmonių gyvenimą ir net kryžminasi su jais? Kartu su šalininkais ir skeptikais ištirsime pačius įdomiausius ateivių Žemėje apsilankymų įrodymus. Aiškiai matyti žvilgantis objektas. Atrodo metalinis. Žmonių tikėjimas ateiviais dažniausiai turi kultūrinės ir psichologinės priežastis. Jų ten nėra. Jie egzistuoja čia. Stebėdami mokslo ir antgamtinių reiškinių dvikovą, perpildytame danguje, tai nuspręskite patys. Ar tai tikra? Ateiviai. Prie Žemės artėja nežinomos kilmės skraidantys objektai. Nesėkmingai mėginta užmegzti radijo ryšį. Rengiamasi nurodyti nežinomą priešo puolimus. Mūsų ir neatpažintų skraidančių objektų ir jų lakūnų meilės ir neapykantos romanas tęsiasi jau daugiau nei 50 metų. Kai kurie žmonės mano, kad ateiviai mumis domisi nuo seniau nei manome, kad jie ne kartą mūsų evoliuciją pakreipė tinkamą linkme. Kaipgi kitaip žmonės senovėje galėjo pastatyti Gizos piramides arba Nasta dykumoje Peru sukurti paslaptingus piešinius, kuriuos įskaityti galima tik iš lėktuvo. Kodėl europiečiai geležies amžiuje nupiešė žmogų su kosmonauto kostiumu? Jie sutvėrimai surado kelią atvykti į Žemę. Gali būti, kad jie protingesni už mus. Gali būti, kad ateiviai nusileido į Žemę ir padėjo senovės egiptiečiams statyti piramides, tačiau nėra jokių įrodymų. Prielaida, kad žmonės to negalėjo padaryti patys, yra tikras įžeidimas. Neatpažintų skraidančių objektų tyrėjai, save vadinantys ufologais, išskiria 4 artimo kontakto su tariamais ateiviais kategorijas. Pirmajai priklauso tie apsilankymai, kurių metu ateiviai buvo stebėti iš arti, tačiau nepaliko jokių fizinių įrodymų. Šiai kategorijai priklauso vieną popietę virš Meksiko pasirodžiusių ateivių pasirodymas. Ankstyvą 2004 metų kovo 5 popietę Meksikos karinis stebėjimo tarnybos lėktuvas atliekantis kasdieninę narkotikų kontrabandininkų paiešką danguje užfiksavo 11 neatpažintų objektų. Infraraudonųjų spindulių detektoriuje neatpažįstami objektai atrodė lyg ryškūs neaiškios struktūros šviesuliai. Lakūnai pradėjo dairytis aplinkui danguje turėjusių būti objektų, tačiau nieko nematė. Buvo užfiksuotas tik labai karšto objekto siunčiamas infraraudonųjų spindulių signalas. Skrydžių kontrolės punkto darbuotojai tvirtina nieko neįprasto savo radaro ekranuose nepastebėję. Pagaliau lėktuvas nusileido, jo komanda, skrydžių valdymo komanda ir kariuomenė nesuprato, kas įvyko. Vėliau atidžiau panagrinėsime šį pirmos kategorijos susidūrimą su ateiviais. Tačiau pirmiausia, pristatysime kitas susidūrimų su ateiviais kategorijas. Antrai susitikimų kategorijai priklauso fizinių įrodymų paliekantis jų apsilankymai. Daugelis tvirtina, kad šiai kategorijai priklauso pasėlių laukuose paliekami piešiniai. Iš pradžių virš pasėlių lauko pastebima keista šviesa, o vėliau toje vietoje aptinkamas įspūdingas piešinys.
Neseniai su ateiviais buvo susieti paslaptingai Meksikoje žolėje atsiradę apskritimai. Yra ir trečioji susidūrimų su ateiviais kategorija. Tai tikrasis kontaktas, kuriuo metu dažnai su ateiviais bendraujama telepatijos būdu. Paskutiniai eilėje tie, kurie patyrė ketvirtosios kategorijos susidūrimus su ateiviais ir teigia, buvę jų pagrobti. Kai atgavau sąmonę, gulėjau ant stalo. Nuo pat pradžių Holivudas ateivius vaizdavo kaip žmonės skriaudžiančias didžiaakės būtybės iš anapus. Tiems, kurie tik iš tiesų su jais susidūrė, prisiminimai apie susitikimą prilygsta košmarui. Jie labai šlykštūs. Tiesiog atstumiantys. Kartais norėčiau manyti, kad tai netiesa, kad tai tik sapnas, deja, tai iš tiesų vyksta. Vaikystėje tėvai mane buvo pagrobę ne kartą. Viskas prasidėjo, kai buvau dar visai maža. Tai prasideda nuo lopšio ir tęsiasi beveik iki mirties. Jei esi jų programoje, jie nepaliks tavęs ramybėje visą gyvenimą. Pamela yra Temple universiteto asocijuoto istorijos profesoriaus Davido Jacobso ateivių pagrobimo fenomeno šalininko pacientė. Jau daugiau nei 30 metų jis dirba su vadinamosiomis ateivių aukomis, hipnozės būdu padėdamas joms prisiminti atmintyje palaidotus prisiminimus. Tai radikalus tyrimo objektas. Mokslininkui pasirinkti tokią studijų sritį nėra labai vykęs karjeros žingsnis. Tačiau gyvenime retai turime galimybę suvokti ypatingos reikšmės fenomeną. Jacobsas tiki, kad ateiviai buvo pagrobę mažiausiai 5 milijonus amerikiečių. Jis girdėjo šimtus stebėtinai vienai kitą panašių pagrobimo istorijų. Aš miegu. Kambaryje jaučiu ramybę ir kažkokią keistą gaivą. Nežinau, kaip tai nusakyti žodžiais, tačiau kambaryje kažką juntu. Vėliau per miegus išgirstu besitęsiančius garsus. Staiga pamatau šviesą ir keistas figūras. Žmonės pasakoja negalėję judėti, lyg būtų paralyžiuoti. Vėliau kažkas prie jų prieina, pakelia jų kūnus ir skraidina pro uždarytą langą. Tuomet jie patenka į erdvėlaivį, kur kartu su kitais pagrobtaisiais laukia savo likimo. Vėliau vyksta šiurpūs dalykai. Prieš tęsdami siaubingą Pamelos istoriją spėsime tuos, kurie mano buvo pagrobti ir nori specialisto bei jo naudojamos hipnozės, kad valdomuoju vaizdų atkūrimu arba kitais metodais atkurti atmintyje palaidotus prisiminimus. Būkite atsargūs su tuo, ką norite atsiminti. Tai pavojinga. Daugeliu atveju žmonės verkia arba voliuosi ant grindų. Hipnozės metu atgaminami vaizdai juos labai smarkiai veikia. Psichologija ir atminties specialistė daktarė Susana Clancy tyrinėja ateivių aukas jau 6 metus. Ji mano, kad hipnozės metu atsiminimai apie pagrobimą neatkuriami, o sukuriami. Visi pagrobtieji, su kuriais man teko dirbti, prisiminimus įgijo hipnozės arba vadinamos valdomosios vizualizacijos seansų metu. Nepažįstu nė vieno žmogaus, kuris savaime prisimintų savo pagrobimo detalės. Ufologai mėgėjai dažnai aukoja miegą mėgindami meditacijos arba šviesų pagalba susisiekti su švytinčiais dangaus objektais. Tiesa apie Meksikoje apsilankiusius ateivius gali slypėti arčiau žvaigždės. Gali būti, kad jie surasime Stokholme. Astronomas ir fotografas Tomas Kalenas yra nacionalinio Švedijos gamtos mokslų muziejaus planetariume vykstančių renginių prodiuseris. Šiais laikais daugelis žmonių nesupranta naktinio dangaus. Net pažįsta pagrindinių žvaigždynų. Taigi pažvelgia į dangų ir jame pastebė ką nors keisto, gali padaryti išvadą, kad neatpažįstamas šviesulys danguje yra kitos planetos išraiška. Ji net nesusimąsto, kad tai gali būti paprasčiausias meteoras arba palydovas.
Kalinas tiki, kad ateivių stebėtojai Meksike tikrai matė kažkokį įspūdingą reginį, kažką nesusijusią su žeme, tačiau nebūtinai valdomą ateivių. Meksiko mieste nufilmuotoje medžiagoje matomas aptemęs dangus, nes vyksta saulės užtemimas. Danguje matyti keletas debesų. Po to kamera užfiksuoja šį objektą. Naudodamasis kompiuterinę programą, kurią gali įsigyti kiekvienas ir kuri pateikia dangaus planą, bet kurią nustatytą dieną iš bet kurio žemės taško, Tomas atkurs tos dienos įvykius danguje virš Meksiko. Netrukus mėnulio šešėlis užtemdė saulę. Pagreitindamas programą, apie 30 kartų aš užbėgsiu į priekį, kad pamatytume, kas įvyko paties užtemimo metu. Kompiuteriui imituojant mėnulio judėjimą, priešai saulę dangus aptemsta ir jame išryškėja keletą švytinčių kūnų. Tiksliai tame taške, kur buvo užfiksuotas ateivių laivas, matyti labai ryškus šviesulys. Štai čia aiškiai matoma Veneros planeta. Esu įsitikinęs, kad ją ir nufilmavo Meksiko gyventojai. Venera yra antroji pagal atstumą nuo Saulės planeta. Po Mėnulio tai antrasis pagal ryškumą dangaus objektas. Bet kodėl Venera tai primena neryškų ateivių kosminį laivą? Tomas mano, kad mėgindama užfiksuoti tokį ryškų, bet tolimą objektą, kamera sukūrė trimatį efektą. Štai Venera danguje. Jos atvaizdas primena priartintą planetos vaizdą. Dar labiau pritrauksime, jos judėjimas šiek tiek sulėtėjo, pastebimas kameros judėjimas. Ši tamsi linija nėra jokia ypatingo objekto apačia, paprasčiausias kameros sukurtas šešėlis. Štai koks įprastas dangaus kūnas tampa paslaptingu objektu. Neskubėkime. Neįmanoma įprastais dangaus kūnais paaiškinti visų pranešimų apie Meksikoje pasirodžiusius ateivius. Pažvelkime į šį netoliese veikiančio Popocatapetlio ugnikalnio danguje pakibusi paslaptingą objektą. Tai tikrai ne planeta ir ne žvaigždė. Jis nepanašus į lėktuvą. Jį nufilmavo ugnikalnio papėdėje gyvenantis architektas Mario Ramirezas. Kaip ir dauguma vietos gyventojų, jis tiki, kad ateivius traukia veikiantys Meksikos ugnikalniai. Jis tvirtina 88-aisiais matęs į ugnikalnio kraterį skrendančią visą ateivių kosminių laivų flotilę. Mačiau labai didelį maždaug 300 metrų skersmens kosminį laivą. Jis turėjo daugybę šviesų ir langų. Jis pasisukinėjo vietoje ir pajudėjo ugnikalnio link. Stebėjau, kaip maždaug 30 skraidančių lėkščių grupės milžiniškų greičių lėkdavo į kraterį, o po to sugrįždavo į kosmosą. Kai 2000-aisiais Ramirezas tyrinėjo netoliese ugnikalnio susiformavusią akmens darinį, kurį jis manė esant senovinio astronomijos vadovėliu, šis tas patraukė jo dėmesį. Buvau štai čia, tyrinėjau akmenį ir stebėjau ugnikalnį. Skubiai pastačiau kamerą ir iš ugnikalnio pamačiau šviesos blyksnį, nesupratau, iš kur jis atsirado. Ramirezas įamžino virš tolumoje stūksančio kalno kybantį keistą objektą. Pažvelgiau aukštyn ir debesyse pamačiau ateivių laivą. Maniau, kad jie mėgina su manimi bendrauti. Beveik 2 minutes kabojęs ore objektas pasislėpė už kalno viršūnės. Ką apie tai mano mūsų entuziazmo drumstėjas Tomas Kalinas? Filmuotoje medžiagoje apie objektą virš ugnikalnio aš matau kameros išdidintą daiktą, kuris mano galva tikriausiai yra paprasčiausiai didelis paukštis. Geriausiai žiūrėjus matyti, kaip jis plazdena. Nemanyčiau, kad tai yra koks nors nežemiškas skraidantis objektas. Žinoma, ne visi skraidantys objektai yra tiesiog klaidingai atpažinti įprasti daiktai ar reiškiniai. Kai kurie iš jų primena senus pigius specialiuosius efektus arba netyčiai dangų sviestą konservų dėžutę.
Vaizdinių įrodymų apžvalga baigta. Ką galime pasakyti apie antrosios rūšies ateivių apsilankymus, kurių metu jie po savęs palieka akivaizdžius fizinius įrodymus? Apžiūrėsime tariamų kosminių laivų paliktus pėdsakus ir pasvarstysime, kas galėjo juos palikti. 2004 m. rugsėjį nedidelėme žolės plote netoliese Gvadalacharos miesto atsirado visa eilė žiedo formos pėdsakų. Juos ištirti žemės savininkas pakvietė architektą ir net pažinto objektų tyrėją Danielį Domingesą bei jo komandą. Jie keletą naktų stebėjo šį lauką ir žinoma virš jo pasirodė rutulio formos šviesulys. Jis praskrido virš mūsų ir jo šviesa sustiprėjo. Po to šviesa nublanko, o šviesulys judėjo toliau. Domingesas tvirtina, kad tokių pėdsakų žolėje, kuriuos paliko šviesulys, negalėtų padaryti joks žmogaus sukurtas objektas. 4 savaitės komanda matavo apskritimus ir braižė jų atvaizdus. Jie taip pat paėmė dirvos pavyzdžius, radiaciją išmatuoti, kuri Rodrigeso teigimu ir sukūrė šiuos apskritimus. Šis pavyzdys paimtas rugsėjo 17-ąją. Žolė yra ryškesnės spalvos ir aukštesnė už kitus pavyzdžius, tai reiškia, kad ji paveikta radiacijos. Tokie įrodymai leidžia man manyti, kad apskritimus sukūrė šviesos energija, skleidžiama iš tolimų galaktikų atvykusio skraidančio objekto. Tačiau daktarė Laura Guzman mano, kad atsakymas daug žemiškesnis. Ji yra Gvadalacharos universiteto mitologija ir pagrindinė Meksikos grybų tyrėja. Bet ką bendro grybai turi su ateiviais? Štai siūliniai grybai, kurie auga ant žemėje esančios medienos arba šaknies. Eureka. Siūliniai grybai. O kam jie mums reikalingi? Pasirodo, jie dauginasi iš centro ir dirvožemyje plinta apskritimais, senovėje pavadintais fėjų žiedais. Kai kurie tokių rūšių grybai numarina žolę apskritimo viduryje. Kitos rūšies skatina žolės augimą. Grybo apsupta žolė tampa žalesnė ir vešlesnė. Ypač jei dirvožemyje yra pūvančių medžiagų, pavyzdžiui, negyvų medžių šaknų. Štai medienos gabalėliai, kurie skatina grybo augimą. Tose vietose, kur dirvožemyje yra daug pūvančios medienos, susiformuoja daugybė fėjų žiedų. Aš kaip mokslininkė manau, kad šiuos žiedus žolėje suformuoja grybai ir tam negali būti jokio kito paaiškinimo. Iš tiesų dirvožemyje aptinkama tūkstančiai įvairių grybų rūšių ir tik 50 iš jų suformuoja tokius žiedus. Norėdama įsitikinti, kad būtent šie grybai kalti dėl žolėje susidariusio apskritimo, daktarė Guzman ištyrė juos mikroskopu. Ji ieško ypatingo požymio, mažų ataugų atskirose grybų ląstelėse. Ir jos lūkesčiai pasitvirtina. Šiandien mūsų matytus apskritimus žolėje suformavo grybai. O kaipgi Domingeso tvirtinimas, kad šios apskritimus suformavo ateivių laivo skleidžiama radiacija? Daktarė Guzman ištyrė paimtą pavyzdį ir padidinto radiacijos kiekio neaptiko. Taigi, šis antrosios kategorijos susidūrimas su ateiviais virto susidūrimu su grybais. Meksikoje gausu pirmosios, antrosios ir trečiosios kategorijos susidūrimų su ateiviais, nors trečiosios rūšies tikrieji susitikimai su paslaptingomis būtybėmis paprastai vyksta su telepatijos ir šviesų signalų pagalba, kas dar labiau sunkina kontakto patvirtinimą. Keista, tačiau Meksikoje nėra žmonių, kurie tvirtintų būtų pagrobti ateivių. Visiškai kitokia padėtis pas jų kaimynus šiaurėje. Pagal kai kurių apklausų rezultatus ateiviai buvo pagrobę milijonus amerikiečių, kuriuos prievartavo, tyrė ir net apvaisino. Kodėl taip skiriasi padėtis skirtingose Rio Grande upės pusėse? Tai kultūrinių skirtumų pagrįsti įsitikinimai.
Jei ateiviai iš tiesų grobė žmonės, tai tikriausiai ne tik amerikiečius, bet ir meksikiečius, brazilus bei portugalus. Būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje, jei man kas pasakytų, kad tai netiesa, kad tai tik kažkoks prasimanimas. Būčiau labai laimingas, tačiau negaliu, nes jau labai ilgai esu jų auka. Prieš leisdamiesi į paslaptingą ateivių grobikų pasaulį, trumpam prisiminkime tą keistą reiškinį, užfiksuotą Meksikos karinio lėktuvo infraraudonųjų spindulių detektoriumi. Kas tai neatpažinti objektai, kurių kariškiai negalėjo paaiškinti? Ar tai gali būti ateivių apsilankymų Žemėje įrodymas? Ta lemtinga 2004 metų kovo popietę įprastinį skrydį atliekančio karinio lėktuvo įgula karštligiškai mėgino atpažinti lygiagrečiai su lėktuvu skriejančius paslaptingus objektus. Lėktuvo radaras jų nefiksavo, plika akimi jų nesimatė, juos aptiko tik infraraudonųjų spindulių detektorius. Meksikos armija atskleidė infraraudonųjų spindulių detektoriaus parodymus ir sukėlė sensaciją spaudoje. Meksikos neatpažintų skraidančių objektų tyrimų grupės narys kapitonas Alejandro Francas nusprendė pats tirti šį įvykį. Francas yra skeptiškas tokių reiškinių šalininkas. Jis tiki, kad ateiviai yra apsilankę Žemėje, tačiau mano, kad prieš darant išvadas būtina atlikti mokslinius tyrimus. Jau seniai tiriu tokius reiškinius, nes beveik 90% atvejų paaiškėja, kad tai ne ateivių apsilankymas. Tai gali būti žmonių sukurti objektai, planetos, asteroidai ir daug kitų ateiviais palaikomų reiškinių. Kapitonas Francas yra lakūnas, todėl pirmiausia jis nori pats pakartoti lėktuvo judėjimo maršrutą. Jis ketina skristi tiesiai į tą vietą, kur įvyko lėktuvo ir tariamų ateivių susitikimas, nes tie objektai vis dar gali būti ten. Lėktuvas pakyla iš Villahermosos, pasiekia beveik 4 km aukštį ir skrenda į rytus. Dabar mes esame tokiame pačiame aukštyje, kaip ateivius pastebės lėktuvas. Skrisime pirmojo maršruto ruožu, po to pasuksime į rytus. Šia kryptimi judėsime iki 89 laipsnių vakarų ilgumos. Šitaip mes pakartosime karinio lėktuvo maršrutą. Lėktuvas pasiekė pirmąjį susidūrimo su ateiviais tašką. Francas liepė lakūnams skristi į šiaurės vakarus, tą pačią kryptimį, kuria buvo nukreipta infraraudonųjų spindulių kamera. Toje vietoje jis jau yra matęs šviesas ir mano žinas, ką užfiksavo karinio lėktuvo prietaisai. 100 kartų skridau virš Meksikos įlankos. Tokios šviesos Meksikos įlankoje naktį matyti ištisus metus. Esant geram orui ir matomumui, jas gali pastebėti bet kuris lakūnas. Jos matomos 40-50 km atstumu. Likus maždaug 100 km iki kranto ir apie 160 km iki paskutinio susidūrimo su ateiviais taško, Francas pastebi tai, ko ir tikėjosi. Tai didžiulis atviroje jūroje esantis naftos gręžinys Cantarell. Net iš 4 metrų aukščio šis statinys atrodo gigantiškas. Gręžinio aukštis prilygsta 40 aukštų pastatui. Iš kaminų kylančios liepsnos, kurios kyla degant gręžiniuose susikaupusiam dujų pertekliui ir sumažina spaudimą siekia 100 metrų. Štai ir jie. Esu laimingas, nes mano teorija pasitvirtino. Tai vieno mano tyrimo pabaiga ir skatinimas imtis kitų tyrimų. Francas įsitikinęs, kad tai yra liūdnai pagarsėjusios istorijos apie ateivių šaltinis. Tačiau šias liepsnas 160 metrų atstumu galėjo užfiksuoti karinio lėktuvo infraraudonųjų spindulių stebėjimo sistema. Ir kodėl atrodo, kad jos skraido? Atrodo, kad to galime paklausti Jimo Sefrino. Jis dėsto infraraudonųjų spindulių technologijas ir išduoda pažymėjimus specialistams. Taip pat šių technologijų pagalba tyria naftos produktus bei gręžinius. Visų pirma, nenustatėme, kad tie objektai skraidė. Kai kam gali susidaryti įspūdis, kad jie juda. Iš tiesų, tai tik optinė apgaulė, sukuriama tų objektų atžvilgių judančių debesų, o ne atvirkščiai.
Panašu, kad mes matome didžiulio karščio šaltinį. Šiuo atveju, būdami virš vandenyno ore, stebime nuo vandenyno paviršiaus atsispindintį karštį. Tai gali būti liepsna su dūmais arba tik liepsna. Norėčiau tikėti, kad tai ateiviai, tačiau nematau jokių įrodymų. Viena yra paneigti vaizdo įrašo ar infraraudonųjų spindulių detektoriaus užfiksuotos tariamai nenuginčiamus ateivių egzistavimo įrodymus. Visai kita, iš pirmų lūpų išgirsti pasakojimus apie susitikimus su turimais svečiais, ypač grubiai ir pavojingais besielgiančiais. Kaip suprasti tos žmonės, kurie teigia aiškiai prisimenantis buvo pagrobti ir tapę medicininių eksperimentų arba išprievartavimo aukomis? Jei milijonų žmonių pasakojimai yra tiesa ir pagrobimai iš tiesų vyksta, vadinasi, žmonijai gresia didžiulis pavojus. Ar tai tiesa? Pastarosius 50 metų tūkstančiai žmonių tvirtina buvo pagrobti ateivių. For the past 50 years, thousands of people have come forward to report that they have been abducted by aliens. Pagrobimų teorijos šalininkas Davidas Jacobsas mano, kad tai tik 1992 tyrimo, kuriame jis dalyvavo Ledkalnio viršūnė. Jei paklausinėsite žmonių, ar jie kada buvo pagrobti ateivių, maždaug milijonas atsakys, kad taip. Iš tiesų dauguma žmonių nežino, kad buvo pagrobti, nes tokia patirtis pamirštama vos tik sugrįžus atgal. Akivaizdu, kad kitų planetų gyventojai mėgina ištirti žmonių prisiminimus, tačiau tobulai tai atlikti jiems nepavyksta. Jacobsas tvirtina, kad hipnozė gali atgaivinti tokius prisiminimus. Kai kurie žmonės prisimena tik dalį pagrobimo, kiti keletą epizodų, treti ir visą pagrobimo scenarijų. Mums nesuprantamų būdų hipnozė atveria vartus ir staiga žmogus pradeda prisiminti seniai pamirštus dalykus. Keista, bet tokie prisiminimai iškyla iš atminties pirmą kartą. Žmonės tai prisimena tik būdami atsipalaidavusios, kryptingos psichologinės būsenos. Jų prisiminimai labai panašūs. Pamelos patirtis yra tipiškas pavyzdys. Ji pabunda, tačiau negali judėti. Mažos pilkos būtybės palydi ją į laukiantį kosminį laivą. Čia ji laukia kartu su kitais pagrobtaisiais. Dažnai apsidairau aplink ir pagalvoju, kad tai kiti žmonės kažkokie išskirtiniai. Daktaras Jacobsas sako, kad tikriausiai jie tą patį mano ir apie mane. Kartais vyksta pamokos. Kartais atliekami medicininiai tyrimai ir dar baisesni dalykai. Tos mažos pilkos būtybės tai tik palydovai. Tai mažytės, labai liesos žmogystos didžiulėmis akimis. Kitos jas panašios būtybės yra aukštesnės ir atrodo protingesnės. Paprastai iš pradžių jie tiesiog į tave spokso. Procedūra trunka ilgai. Tu matai tik tas didžiulės akis, kol galų gale juose paskęsti. Kartais vyksta informacijos perkeliamas. Kartais į ausis ir nosį kišami įvairūs instrumentai. Jie atlieka medicinos tyrimus. Dažnai tai būna skausminga ir jie sužaloja organus. Kartais vyksta dar baisesni dalykai. Iš žmonių jie paima spermą, kiaušinėlius, įsodina arba pašalina embrionus. Net su mano amžiaus moterimis jie daro štai ką. Paima moters kiaušinėlį, jie apvaisina, įsodina į moters įsčias, o po 10 savaičių jį pasiima. They insert it in us and we carry it for about 10 weeks and then they take it out. And then what they do with it... Mačiau didžiulius indus, kuriuose jie uždarė laiko tuos mažylių embrionus. They have these little ones suspended. Pamela ne vienintelė turinti tokios patirties. Tūkstančiai žmonių pasakoja beveik tą patį. Jie prisimena pabundantis nuo kambarį užliejusios šviesos. Jaučiasi lyg paralyžiuoti ir sukaustyti baimės. Jie pakeliami į orą ir mažų pilkų žmogystų palydimi į kosminę lėkštę, kur juos tyrinėja žymiai aukštesnės būtybės.
How could so many Kaip tokia people who do daugybė not vienas know kito each other nepažįstančių come žmonių up taip with such smulkiai detailed atpasakoja and similar stories? panašias istorijas? Tai reiškia, kad iš filmų, televizijos laidų ir įvairių straipsnių žmonės yra susiformavę ateivių pagrobimo modelį. Taigi, teigti, kad šitiek žmonių pasakoja panašias istorijas dėl tokios pačios patirties yra klaidinga. Metodas, kurio pagalba patenkama į atminties labirintus, yra hipnozė. Ilgą laiką hipnozė buvo laikoma stebuklingų langų į žmogaus atmintį. Visai neseniai buvo nustatyta, kad hipnozė labiau veiksminga kuriant, o net gaivinant atsiminimus. Užhipnotizuoti žmonės lengvai pasiduoda įtaigai ir nori tikti hipnotizuotojui. Tai žino visi, kas yra matę hipnozės seansą. Žinote, ką dabar žiūriu? Štai tą moterį, kuri turi jūsų kanarėlę. Nenorite paprašyti, kad jie grąžintų? Eikite ir liepkite jai grąžinti jūsų kanarėlę. Tai gali būti smagi pramoga, kuri gali virsti žalingų gydymo metodų. Daktarė Susana Clancy jau 6 metus tyria ateivių pagrobimus, hipnozės būseną prisimenančių žmonės. Ji įsitikinusi, kad vadinamieji prisiminimai hipnozės metu neatkuriami, o sukuriami. Naujausi tyrimai parodė, kad lengvai įtaigai pasiduodantys žmonės gali susikurti tokius prisiminimus, kokiu juos prašo hipnotizuotojas. O dabar visi pasitepkite kremu nuo saulės, įsitepkite rankas ir veidą. Tiesa ta, kad žmogus pasiduoda aplinkos arba hipnotizuotojo skleidžiamoms užuominoms. Jums vis šalčiau, norite apglėbti save rankomis, norite sušilti. Tai labai sudėtingas dalykas, nes susikūrus tokius atsiminimus, nei jūs, nei jūsų gydytojas negalės pasakyti, ar jie atitinka tikrovę ar ne. Jacobsas teigia niekuomet neskatinantis pacientų atgaivinti prisiminimus apie pagrobimą. Esu hipnotizuotojas ir išmanau problemas. Dauguma pas mane apsilankančių žmonių taip pat apie ją žino. Jie nenori, kad jiems vadovautų. Jie nenori tapti populiarių mūsų kultūros metu įkaitais. Pradėjo kontroliuoti žmonės, žinodamas hipnozės sukeliamas problemas, išmanydamas įvedimo į tam tikrą būseną metodus ir jos kontrolę, gali išgirsti gausybę tiesiog neįtikėtinų pasakojimų. Į hipnozės specialistus kreipiasi žmonės, kurie tiki buvę pagrobti ateivių. Jų tikėjimas verčia juos ieškoti specialisto galinčio patvirtinti jų prisiminimus. Ir jiems to užtenka. Bet kodėl dėl Dievo meilės žmonės linkę tikėti, kad jie buvo pagrobti ir skriaudžiami ne šios planetos gyventojų? Gali būti, kad kai kurie jų potyriai atitinka visiems žinomus ateivių pagrobimų požymių aprašymus. Tai laiko spragos, košmariški sapnai apie ateivius, miego sutrikimai, neįprasti kūno pojūčiai, nežinia iš kur ant kūno atsiradę ženklai ir pojūtis, kad esi stebimas. Įdomu, kiek gyvų žemės būtybių tarp anksčiau išvardintų net pažintų vieno ar keleto juos kankinančių pojūčių. Ar gali būti, kad egzistuoja dar kokie nors papildomi biologiniai veiksniai sukeliantys ateivių pagrobimų fenomeną? Miego karalystėje aptiktas naujas, intriguojantis įrodymas. Ketinau numigti savo lovoje. Staiga mano kūnas sustingo, nors sąmonės nepraradau, judėti negalėjau. Jutau, kad šalia kažkas yra. Tas kažkas buvo prie mano kojų. Pamačiau virš manęs palinkusią ir į mane spoksančią išbalusią senos moters šmėklą. Ar šis pasakojimas neprimena ateivių pagrobimo scenarijaus įžangos? Pasak miego tyrimų specialisto iš Japonijos, daktaro Kazuhito Fukudos, tam yra priežastis. Man patinka ateiviai ir mokslinė fantastika, tačiau aš labai abejoju tokių dalykų egzistavimu. Dauguma ateivių aukų pasakoja panašias istorijas. Jie pabunda naktį ir supranta, kad negali judėti. Pajunta, kad kambaryje kažkas yra. Paaiškėja, kad tai ateiviai. Tokią patirtį galima paaiškinti paralyžiumi miego metu.
Kai tiriamieji pasiekia reikiamą miego fazę, tai yra būsena tarp miego ir prabudimo, daktaras Fukuda juos pažadina ir užduoda klausimus apie jų pojūčius. Dauguma žmonių prisimena sapnavę, o kai kurie pasakoja apie pojūčius, būdingus miego paralyžiui. Negalėjau judinti rankų, jaučiausi lyg paralyžiuota. Kai kurie žmonės mato haliucinacijas. Jie jaučia svorį ant pilvo arba krūtinės, o atsimerkę mato ant jų sėdinčias arba prie jų kojų stovinčias keistas būtybės. Kiti girdi keistus garsus ir jaučiasi lyg kabotų ore. Dr. Clancy mano, kad Dr. Fukudos tyrimų rezultatai verti dėmesio. Per 6 jos darbą su tariamaisiais pagrobtaisiais metu, kiekvienas jos tyrimas žmogus pasakoja savo istoriją, atitinkančią miego paralyžiaus apibūdinimą, susikūrė savo tikėjimo versiją. Prabudęs naktį žmogus negali judėti, jaučiasi lyg paralyžiuotas, tačiau viską mato ir girdi. Žmonės pasakoja kambaryje matą neaiškias figūras arba jaučiasi pakėlę į orą. Taigi visas mąstymas sapne, kuris veda į prabudimo stadiją, todėl žmogus gali matyti figūras, kurias ką tik sapnavo. Dr. Clancy ir Dr. Fukuda pažymi, kad miego paralyžiaus interpretacijos atspindi kultūrą, kurioje jos atsirado. Kanashibari, Japonijoje, yra visiems suprantamas dalykas. 1700 metais anglai bijodami piktųjų dvasių, kurios užpuldavo prabudus negalinčią pajudėti moteris. Newfoundlande ši būsena vadinama senaragana ir vaizduojama kaip ant miegančiojo krūtinės sėdinti sukriošusi pabaisa. Kinijoje ji daugelį amžių vadinama vaiduoklio apsėdimu. Zanzibare tai skraidantis vienakis nykštukas Popobava. Tikriausiai natūralu, kad tikėjimo ateiviais pasižyminčioje šių dienų Amerikos kultūroje miego paralyžius laikomas piktųjų ateivių pasikėsinimu. Tačiau iškyla dar vienas klausimas. Kokia nauda iš tikėjimo, kad buvai pagrobtas ir nuskriaustas ateivių? Dažnai nutylima apie galimas neigiamas šio reiškinio pusės. Gali būti, kad yra kažkas galingesnis už mus, kad sukurtos pažangesnės technologijos. Tai suteikia žmonėms naują požiūrį į jų gyvenimą, jo tikslą ir pasaulį, kuriame jie gyvena. Manau, kad tai neįtikėtina nauda žmonijai, kuria dar nesusidomėjo ne vienas ateivių pagrobimų tyrėjas. Manau, kad jie tiesiog ignoruoja tokios patirties teikiamą naudą. Atrodo, kad laikui bėgant mus persekioja vis daugiau visų rūšių susidūrimų su ateiviais. Bet ar tai reiškia, kad jie tikri? Jei ateiviai nori, kad juos pamatytume, kodėl jie nenusileidžia Baltųjų rūmų vejoje arba Vatikane? Argi nenorėdami būti pastebėti, jie negali apsisaugoti nuo mūsų savo galimų technologijų pagalba? Kodėl jų atminties apsaugai veikiama mūsų primityviais hipnozės metodais? Kita vertus, kaip gali klysti tokia gausybė žmonių? Jų programa turi tikslą integruotis į visuomenę. Tai nebūtinai yra pilkųjų neužaugų užduotis. Greičiausiai tai atliks į mus labai panašus jų mišrūnai. O jei tie sutvėrimai tikri? O gal visi tie vaizdo įrašai liudija, kad mūsų planeta stebima? Reikia atverti protą, žvelgti plačiau. Stebėtinas įrodymų stygius leidžia man teigti, jog tai, ką žmonės laiko ateiviais ir jų veiksmais, yra tik jų psichologijoje ir kultūroje įsišakniję reiškiniai. Jie ne ten kažkur, jie mūsų galvose. Atėjo metas spręsti jums. Tik nepamirškite to, ko mus moko civilizacijos istorija. Į viską reikia žiūrėti paprasčiau. Jei užtenka žemiškų paaiškinimų, kam ieškoti ant gamtiškų? Išvertė Džilda Grubinskaitė, skaitė Jokūbas Bareikis. Garso režisierius Kęstutis Tumėnas įgarsinta 5 kanalo studijoje.